Ar galėtum suprastinti šį reiškinį? Pradėkime nuo to, kad viršuj yra raidės su didžiausiais laipsniais, tai turbūt mums kažką reikės su jais ir padaryti. Mes matome, kad čia yra a8 minus b8, tai mes ką galim padaryti? Pritaikyti savybę, kad a kvadratu minus b kvadratu yra a minus b kart a plus b. Jau dabar nori rimtai ruoštis egzaminam, junkis korepa.lt arba linkas bio. Tai bus tiesiog a ketvirtuoju minus b ketvirtuoju kart a ketvirtuoju plus b ketvirtuoju. Ir iškart matome, kad a ketvirtuoju b ketvirtuoju suprastinas. Ir kadangi mes čia turim vėl a ketvirtuoju minus b ketvirtuoju, mes galim pritaikyti visiškai tą pačią taisyklę, kurią čia užrašėm. Tai reiškia, čia bus a kvadratu minus b kvadratu kart a kvadratu plus b kvadratu dalinta iš a kvadratu plus b kvadratu. Ir matome šitą vėl suprastina ir atsakymas bus a kvadratu minus b kvadratu ir tai bus nei vienas iš tų atsakymų, nes mums reikia vėl pritaikyti trečią kartą tą pačią taisyklę ir mes čia turėsime tiesiog a minus b kart a plus b atsakymas trečias.